Sveiki, labą. Labą. Ar aš čia kalbu su Germantu? Taip. Germantai, sveiki, aš jūsų telefono numerį sužinojau dabar per bendrus pažįstamus. Aš kaip suprantu, jūs esate didžėjus. Nu, taip. Aha. Šioks toks. Supratau. Sakykit, o seniai jūs grojat? Nu, kaip pasakius, jeigu taip atvirai, tai žinokit, kokie, metai daugiau gal čiučiut. Ir kaip jums sekasi? Jūs iš kokio miesto esat? Aš šiaip esu iš Alytaus, bet gyvenu Vilniuje. Bet gyvenat Vilniuje, ar ne? Taip, taip. O kokio stiliaus muziką jūs grojat? Aš suprantat, kaip yra, groju, ką norit ir kaip norit, kiek norit ir kada norit. Čia priklauso nuo to, kaip aš su kuo susitariu, nes iš tikrųjų tenka visko, tikrai nespjaunu nei vieną, nei kitą. Matot, kaip... Tenkis aš daugiau taip, nes... Mes dabar, matot, su kolega planuojam renginį daryti čia lapkričio 23 dieną. Aha. Jo, ir planuojamės vis tiek toksai didesnis renginys bus Vilniuje, jeigu žinot, tokia ūkio teatro banko arena. Taip, žinau. Jo. Ir ten mūsų grinai klientų bus suvažiavimas, visos konferencijos toksai after parties užbaigimas, bet atviras šiaip renginys bus, jo. Ir mums tokio reikia, kad būtų didžėjus zažagaišiai, žinai, kad užvedinėtų publiką. Grot vienas dalykas yra, bet mes, žinot, esame buvę vakarėlius ir matom, kai didžėjus, žinai, ir pariekauja kažką biškį per mikrofoną. Taip, žinau, man teka irgi susidūti, kad paneriai kompiuterį ir daugiau nieko nemato. Aš esu tas, kuris ir pats dalyvauja ir kitiem liepia dalyvauti. Puikiai. Ir tokia, žinai, ranką pakelnoja ir sako, jump, wow, ten viską tos, žinai, tokius, key pointsus tokius, ar ne? Kas be ko. Tai tu, žodžiu, tą irgi darai, ar ne? Aš darau taip. Nesnaudi, kaip sakant. Ne, pats matai, kaip aš esu ragavęs visko, aš esu atšokęs daug metų ir su publika bendraut, man iš tikrųjų yra šioks toks ir kaifas, kaip sakant, adrenalinas kažkas tokio. Taip, supratau, prieš kokią didžiausią publiką esi grojęs? Apie 100 žmonių, gal daugiau. Sukontroliavai tu juos, ne? Taip, iki tam tikro lygio, kol, aišku, ten alkoholis nepadarė savo jau paryčiais, bet iki tol viskas buvo puiku. Tausi tau ar jiems? Jiems, ir man ir jiems. Aš pats ne. Tai tu lapkričio 23, sakyk, ar laisvas esi? Čia penktadienis yra. Taip. Laisvas, ar ne? Supratau. Labai gerai, tai klausyk, o ką tau domina iš mūsų pusės kažkas, tai papasakot? Aš žinokit, net nežinau, taip netikėtai, ta prasme nebent dėl pačios aparatūros klausimas, kaip ten kas. Nes vis tiek arena tai yra, ar ten kažkaip ten salė bus, ar grinai atvira ta arena bus. O tu nebuvęs ten, aš kaip suprantu, ne? Aš ta prasme buvęs, bet aš buvęs tik tai renginį, tai aš... Jo, tai čia renginys ir bus, žinok, čia renginys ir bus. Nes matot, aš ko paprasčiausiai galiu vieno dalyko neištemti, galiu neištemti tik tai įgarsinimo tokiai patalpai. Ne, tai mums tik tai, žinok, didžėjaus reikia. Jeigu reikia tik žmogaus, tada viskas taip, Jo, mums reikia, žinai, atšildančio ir, kaip čia vadinasi, tokio užbaigiančio, atšaldančio didžėjaus. Bet kontrimai, tu netaip kalbėgi, supranti? Kas yra? Tai tu pamiršai pasakyti, kad bus pagrindinis dar mūsų tas muzikantas. O tu sakei, kad mes užsienietį pakvietėm vieną. Kokį? Taip. Tasgi, kur sakė, kad geras tas... Kompanijos... Fede, tas... Kompanijos, kur direktoriaus ten krikštasunis kažkoks, ne? Tipo. Fede Legrand. Supratau. Tai vat. Žinot tokį didžėjų? Žinau. Fede Legrand sakė, čia geras kažkoks. Girdėtų. Tai vat jisai buvo gros po jūsų. Po jūsų? Taip. Jis čia jums juoką sukelia, jis gal prastas didžėjus? Ne, šiaip. Ne, viskas normaliai. Viskas normaliai. Germantai, jūs kalbate tiesioginėme eteryje per ZIP FM. Aha. Tai šokėjas, sakai. Kiek metų šokai? 11. Wow, norėčiau bent pusę, kad man būtum atidaręs. Stipru. Galiu pasidalinti, negaila. Gerai. Tai linkėjimai tau, čia liepia mums paskambinti tavo draugai. Germantai, tai aš Kamilė, ar ne čia?
Kamilės, bet... Nenori. Bet Kristelės aprašė, bet aš nenoriu, kad jis tai žinotų. Išdavėm per anksti, Rolka. Kodėl per anksti? Koks skirtumas? Nu taip. Kamilė, tai ne tu čia. Tai va. Malonu buvo pakalbėti, Germantai. Linkėjimai, iki. Ačiū man irgi, iki. Aha, čiau. Čiau. Germantas. Facebook'e matau. O Kamilė irgi galima surasti Facebook'e. Kągi, bičiuliai, tęsiam toliau.